aš atiduodu į tavo rankas. Aleliuja. Viešpatie. Tai brangiausia, ką mes galime tau atiduoti, tai save, savo laiką ir savo gyvenimą, Jėzau. Aleliuja. Ir iš tavo malonės ateiti ir garbinti tave, dėkoti tau, šlovinti tave, išaukštinti tave tarp visų suspaudimų, visų vargų, visų situacijų, visų problemų, visų ligų. Bažnyčia, mes išsiveržim, mes alkūnėmis išsistumdom ir ateinam pas Jėzų. Aleliuja. Padėkoti jam, pagarbinti jį, pasakyti jam ačiū, atiduoti jam šlovę. Aleliuja. Už nuostabų gyvenimą. Aleliuja. Pasakyk nuostabų. Nuostabų. Aleliuja. Juk tavo gyvenimas nuostabus. Aleliuja. Tarp visų rūpesčių ir sunkumų yra Jėzus, kuris yra neatskiriama dalis tavo gyvenimo. Aleliuja. O, Jėzau, aš dėkoju, kad esi neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Tau vienam visą garbė ir šlovė. Brangioji šventoji dvasia, mes atiduodam viską į tavo ranką šiandien. Kiekvieną mintį, kiekvieną žodį. Viešpatie, aš prašau, atverk mūsų širdis. Pakeisk mūsų širdise mūsų abejonės ir netikėjimą į savo tikėjimą, Jėzau. Į savo tikėjimą, kuris šiandien mums reikalingas, Viešpatie Dieve, gyvenimui. Atverk mūsų širdį savo tikėjimu. Atverk mūsų širdis šventai dvasiai šiandien, Viešpatie, ir tavo galingam žodžiui, gyvam žodžiui. Aleliuja. Išliek savo patepimą, Dieve, savo dvasią ant mūsų. Aleliuja. Tau vienam visą garbė ir šlovė. Bažnyčia, atiduokit jam šlovę. Pagerbkit jį. Aleliuja. Padėkokit jam. Aleliuja. O, Jėzau, mes dėkojam tau, nes Jėzus yra karalius. Amen. Girkite Viešpatį. Aleliuja. Amen. Jūs nuostabus. Jūs nuostabus. Dievo vaikai. Aleliuja. Ačiū šlovintojams. Rababababašy. Aš gal įjungsiu savo draugą. Prašom, užimkit savo vietas visi. Aleliuja. Gera visus matyti šiandien. Visi įdegę. Ne per garsiai ūžia. Girdit mane, bažnyčia? 1-1. Aleliuja. Besišypsantis, besidžiaugiantis gyvenimu. Ačiū, kad skyrėt šiandien savo laiką. Atidėjot visus savo rūpesčius, problemas, situacijas. Gerai, kad yra problemų gyvenime ir situacijų. Tai nors jos kartais mus priverčia ateiti į bažnyčią. Ačiū Dievui, dėkokit už jas. Prašykit ir melskitės, kad jų būtų daugiau. Dažniau mes jūs matysim. Aleliuja. Žinot, Jėzus nėra paskutinis šiaudas. Jis yra visas gyvenimas. Jis nėra tik tai vienintelė išeitis. Jis aplamai yra tavo gyvenimas. Aleliuja. Todėl, kada jau mes griebėmės paskutinio šiaudo, reiškia, kad gyvenom tą gyvenimą kažkur tai kažkaip ir tikriausiai be Jėzaus. Noriu paklausti, kas darėt namų darbus? Viena ranka.
Kaip tai kokius? Kas buvo praeitą kartą tarnavime sekmadienį? Aš uždaviau namų darbus. Vot, kažkas pirmą kartą tik išgirdo. Tai kur jūs buvot? Ką jūs veikėt praeitą sekmadienį? Aš uždaviau namų darbus, pasislėpti nuo Dievo. Pasakykit, kas pasislėpėt nuo Dievo? Sąžiningai, kuris sugebėjot pasislėpti nuo Dievo? Nepavyko niekam. Tai jeigu nepavyko pasislėpti, reiškia jisai visur visada ir su jumis kartu. O jeigu jisai su jumis kartu, reiškia jisai viską mato. O jeigu jisai viską mato, reiškia viską kontroliuoja. O jeigu viską kontroliuoja, tai tada mes turim juo tikėti. Amen? Amen. Nu, jeigu nedarėt namų darbų šiandien, šią savaitę padarykit. Pabandykit pasislėpti nuo Dievo ir pasiskųsti jam, kad jums blogai. Bažnyčia, jūs nuostabus. Dievas yra paprastas, malonus ir geras, ir pasiekiamas, ir prieinamas visiems, pasakykit, visiems. Jėzus Kristus atėjo į šitą žemę tam, kad atstatytų bendravimą su Dievu. Tai, kas buvo panaikinta, patraukta ir pavogta iš žmogaus. Jis atėjo sugrąžinti bendravimą žmogaus su Dievu, atstatyti mus į buvusią mūsų padėtį, sugrąžinti mus į Adomą, kada jisai veidas į veidą matė Dievą, su kuriuo jis bendravo kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Jėzus atėjo sugrąžinti šitą bendravimą. Adomas ar galėjo pasislėpti nuo Dievo, kada jisai padarė nuodėmę? Jis bandė, bet jam nepavyko. Jis bandė apsiklijuoti lapais ir pasislėpti kažkur tankumynė sode. Bet Dievas žinojo, kur jis yra. Todėl jisai žino ir kur tu esi, nesvarbu, kokiam tu tankumynė esi. Nesvarbu, kokioj situacijoje, nesvarbu, kokioj problemų, jisai viską mato ir viską žino. Bažnyčia, mums reikalingas kas? Tikėjimas. Kada šventoji dvasia mane pradėjo vesti į tikėjimo temą, aš negalvau, kad jinai tokia didelė. Aš pamačiau didelę spragą krikščionybėje tikėjimo atžvilgių. Mes bendrai visi tikim. Bendrai tikim, kad yra Dievas, kad jis sukūrė dangų ir žemę, bet kas jis yra tau kiekvieną dieną? Vat kas jis yra, kada tu žengi žingsnį ir tau sunku, kada tau reikia atsakymo, kada tave pradeda spausti, kada į tavo gyvenimą ateina visokios lygos, sunkumai ir išbandymai. Vat kas jis yra šitoje situacijoje? Va, ko mums labiausiai trūksta. Kas yra jo žodis, kurį mes cituojam kiekvienoje mūsų situacijoje? Kas jis yra? Vot, bažnyčia, mokinti galim, aiškinti galim. Po konferencijas važinėti galim, patys konferencijas daryti galim, bet kas yra tau asmeniškai Dievas? Tavo asmeniniam gyvenime, kada tavęs niekas nemato, tik tai tu ir jis. Va čia yra tavo tikra krikščionybė, va čia yra tavo tikras tikėjimo lygis. Kas yra jo žodis, kurį jisai tau davė Biblijoje kiekvienai dienai? Ar jis yra gyvas ir realus? Ar tu gali jo pasinaudoti? Ar jis veiksmingas tavo gyvenime? Užduodu klausimą, ar tu juo tiki iš tikrųjų? Va kur esmė. Va kur esmė. Ir be šitos esmės mes negalime eiti toliau. Pasakykit, kuris pirmokas nepabaigęs 3, 4, 5 klasės, 6 klasės, išlaikė 12 klasės egzaminus? Nei vienas. Nei vienas. Neįmanoma. Jeigu mes praleidžiam 3 metų mokyklos kursą, neįmanoma eiti toliau. Mes bendram supratime žinom formulės, žinom kažkokius tai dalykus, bet asmeniškai to pritaikyti negalim. Negalim. Paprasčiausiai, jeigu mes mokykloje praleidžiam trukmenas,
Mes toliau eiti negalim, nes jos visur reikalingos. Aš praleidau trukmenas mokyklai. Todėl toliau reikėjo nusirašinėti. Ką reiškia praleisti? Tai reiškia, kad tu toliau gyveni ne savo, o svetimą gyvenimą. Tu gyveni svetimų tikėjimų, jeigu tu pats neturi asmeniškai tikėjimo, kas yra Dievas tavo gyvenime. Tu bandai nusižiūrėti nuo kažkokio judėjimo, nuo kaimyno, nuo draugo ir sesės ir brolio. Bandai prisitraukti prie jo tikėjimo. Bažnyčia, ne. Turi būti tavo tikėjimas, kurį Dievas panorės išbandyti įvairiose tavo gyvenimo situacijose, o tai jam yra brangiau už viską tavo gyvenime. Bažnyčia, nes tavo asmeninis tikėjimas ateina iš tavo asmeninio Dievo, kuris gyvena tavo asmeninėje širdyje. Ir jis yra malonės Dievas ir jis tau davė malonę tikėti į jį. Ir absoliučiai čia yra tik jo darbas ir jo malonė mūsų gyvenime, kad mes ir išrinkti, ir mums duota malonė tikėti į tai, kas jis yra. Ir jis pats atėjo į mūsų gyvenimą, to, ko mes neprašėm. Ir viskas mūsų gyvenime yra tik tai per jį. Ir kiekviena situacija yra dėl mūsų. Dėl mūsų. Bažnyčia. Ženklai, stebuklai, gerai. Gerai. Kada invalidai iš vežimėlių stojasi, gerai, aš tik tai už, aš einu į tai. Bet yra labai gerai, kada mes žinom, kad su visu šitu mums turi būti išbandymai ir suspaudimai. Mes šiandien apie tai pakalbėsim truputėlį. Vat, kažkodėl šitos dalies mes nenorim tikėti. Mes norim paimti iš kaimyno sėkmės evangeliją ir jie pradėti gyventi. Ne. Su tikėjimu yra suspaudimai, išbandymai, sunkios situacijos, gyvenimiškos situacijos. Tai dėl tavęs pačio, tai tavo tikėjimo išbandymai. Kiekvienas suspaudimas. Aš jau truputėlį užbėgau į priekį. Bažnyčia, aš pavadinau temą labai paprastai ir trumpai ir aiškiai. Gal ir ne visai trumpai. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Pasakykit, kuris iš mūsų esam savo gyvybės autorius? Kuris iš mūsų pats save susiplanavo? Ir nustatė savo laiką, ir tėvus, ir naciją, ir šalį, ir kūno spalvą. Ir viską numatė kaip nuostabus planuotojas savo gyvenime. 139 psalmė. Visos tavo kūnos dalys buvo užrašytos knygoje, kol jų dar nebuvo. Aš žinojau kiekvieną kūno dalį, kada jinai buvo kuriama, kol jinai visiškai dar nebuvo sukurta. Tai Dievo žodis, ką jisai mums reiškia? Ar jis mums iš viso ką nors reiškia? Tai reiškia, kad visiškai pilnai mes priklausome nuo jo ir tik jo valia atsiradome į šitą gyvenimą. Bet jo valia nėra tokia kaip žmogaus valia. Bažnyčia. Amen? Jūs pamirškit, kad Dieve nėra jokio blogio, jokios tamsos. Tik tai saviršennaja, tik tai tobula valia kiekvienam iš mūsų. Dievas nepagimdė mūsų tam, kad mus kankintų. Dievas pagimdė mus tam, kad mus pašlovintų. Kad per mūsų gyvenimą, per mūsų sunkumus būtų pašlovintas jo vardas. Ir jis mumise. Kad jis mus padėtų, kad jis mums būtų reikalingas ir pravestų mus per visą šitą gyvenimą ir parodytų, ką reiškia mylėti, ką reiškia atleisti, ką reiškia suprasti, ką reiškia nusižeminti, ką reiškia paklusti. Tai jo valia,
Kad nuo pradžios iki pabaigos jis būtų su mumis. Jis yra pradžia ir yra pabaiga. Ir yra tavo vidurys. Jis nepagimdė tavęs ir neteis pasiimti pabaigoj. Jis yra nuo pradžios, nuo pirmos skyriaus Biblijoje, pirmos raidės, iki apreiškimo skyriaus paskutinės raidės. Jis yra alfa ir omega. Ir jis yra viskas, kas yra viduryje. Jis nepaliko tavęs, jis nepagimdė, gyvenk, kai mirsi ateisiu. Bažnyčia, ne, jis yra visame kame, nuo tavo įkvėpimo, nuo tavo sukūrimo, nuo tavo suplanavimo. Jis visame kame dalyvauja mūsų gyvenime. Ir tai yra jo tobula valia gyventi būtent čia, būtent šituo laiku, būtent toje nacijoje ir tautoje. Tai yra jo valia. Būtent visos tavo aplinkybės ir situacijos tavo gyvenime, tai yra jo valia. Aleliuja. Bažnyčia, Dievas geras, jis yra. Įsivaizduokit, jeigu jis yra pradžia, jeigu jis yra vidurys ir jeigu jis yra pabaiga, tai reiškia, kad viskam tavo gyvenime yra pradžia ir yra pabaiga. Kiekvienam tavo sunkumui, lygai, išbandymui, suspaudimui, džiaugsmui, sielvartai, viskam yra pradžia ir yra pabaiga. Pasakykit, kas džiaugiatės be galo nesustodami? Ok. Kas liūdit be galo? Čia šito neužduosiu klausimą. Gali atsirasti tokių pas mus. Žinot, gali pasakyti kažkas aš. O liūdi 10 metų be sustojimo. Tokius mes pavadinsim netikinčiais. Su jais neturim nieko bendro. Tikintis visada turi viltį. Amen? Todėl jokia situacija nėra amžina. Taip kaip mūsų gyvenimas, jis turi pradžią, vidurį ir pabaigą. Kažkas yra dabar pradžioj savo gyvenimo, kažkas yra vidurį, kažkas jau prie galo. Bet mes visi turim pabaigą ir pradžią ir mes visi išeisim iš šito žemės, nes mes laikini keleiviai ir ateiviai šitoje žemėje. Atėjo atlikti misiją, kurią mums davė Jėzus Kristus. Jisai mus pagimdė, jisai mumis rūpinasi ir jisai mus pasiims. Ir mes išeisime namo ir mes grįšime į dangaus karalystę, į savo tikrus namus. Todėl gyventi kitoje planetoje reikalingas tikėjimas. Bažnyčia, reikalingas tikėjimas, pasakykit, reikalingas tikėjimas. Kiekvieną dieną. Ir reikalingas ne kaimyno, ne draugo, ne pastoriaus, ne kažkokio tai pranašo, bet tavo asmeninis tikėjimas šitoje žemėje. Amen? Šiandien dar noriu jūs sustiprinti ir pasakyti, kad jeigu tu eini per kažkokią situaciją, jinai visada baigsis. Jinai visada pasibaigs, nesvarbu, ar tai suspaudimas šiuo metu, ar tai liga šiuo metu, ar tai džiaugsmas šiuo metu, viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Ir tai nebus amžinai. O jeigu tai nebus amžinai, tai gera naujiena. Nes reiškia, jeigu tai nebus amžinai, aš galiu tai pereiti. Man tai reikia tiesiog tikėti, pasitikėti Jėzumi ir dar truputėlis ir aš išeisiu iš šitos situacijos. Aš išeisiu iš šitos situacijos. Bet kol tu esi situacijoje, va kur sunkiausias periodas. Va kur sunkiausias periodas, kada tu esi situacijoje. Amen? Vat kol mes esam situacijoje, mums kas reikalingas? Tikėjimas. Kada mes praeinam situaciją, ką mes sakom? Wow, ir sezonas buvo. Reiškia, mes jau praėjom situaciją. Atsikvėpiam ir einam atsipalaiduoti. Ir net nesuprantam, kad išėję iš vienos situacijos jau įeinam į kitą situaciją. Kažkas pasibaigė, kažkas prasideda. Nespėjom pasakyti ačiū Dievui, jau sakom, Dieve gelbėk. Ir taip visas mūsų gyvenimas. Pradžia, pabaiga. Pabaiga, pradžia. Pradžia, pabaiga. Ir tam reikalingas tikėjimas. Amen? Taigi,
Jėzus yra pradžia ir pabaiga tavo netikėjimo. Dabar įsiklausy gerai. Jėzus yra pradžia ir pabaiga tavo netikėjimo. Kažkada tu buvai netikintis. Ir tai buvo jo pradžia tavo gyvenime. Ir kažkada tu pasidarai tikintis. Ir tai ir jis buvo pabaiga tavo netikėjimo. Ir pradžia tavo tikėjimo. Ir jis taip pačiai bus pabaiga tavo tikėjimo. Jis yra viskas mūsų gyvenime. Nuo jo pasislėpti neįmanoma. Haleliuja. Ir žinot, kada Dievas kažką daro, jis nedaro šiaip sau. Pas jį nėra taip, kad įvedžiau į situaciją, o kaip išvesti? Išvesti neišeina. Suprantat, pas jį viskas jau yra išvesta. Išvesta iš visų situacijų. Iš visų situacijų. Ir jis tau garantuoja, kad pabaiga yra geresnė už pradžią. Nes, kai viskas prasidėjo, kai atėjo pradžia kažkokiai tai situacijai tavo gyvenimą, kas tai bebūtų, prasidėjo procesas. Darbas su tavo širdim, su tikėjimu, darbas su tavo charakteriu, darbas su tavo asmenybė, nes Dievas turi tobulą planą, jisai mato tavo nuostabią pabaigą. Ir jis turi intensyviai dirbti, užduoti daug namų darbų, sudarinėti daug situacijų, iš kurių jisai žino kiekvieną išeitį. Ir jisai žino, kas šitam procese įvyks su tavo širdim. Tu nežinai, tu cipi, tu dejuoji, tu purški, tu prieštarauji. Į tavo gyvenimą ateina visokio abejonių ir nusivylimų ir visokių kitokių dalykų. Bet nuo Dievo tu pasislėpti negali. Ir jisai žino, kas įvyks, kai da tu praeisi, pasakyk, praeisiu per šitą situaciją. Haleliuja. Kada tu praeisi šitą situaciją, viskas nusiramins ir nusės, tu sakysi, ačiū tau Dieve. Ačiū tau Dieve. Kai aš įtikėjau, kiek bebuvo situacijų mano asmeniniam gyvenime, nesvarbu, kas tai būtų, liga, suspaudimas, ataka, sunkus išbandymai, laikotarpiai, sezonai, aš po kiekvieno paskiau, ačiū tau Dieve, gal ne iš karto, bet visą laiką paskiau, Dieve, kaip gerai, kad šita situacija buvo mano gyvenime. Ir dabar, kad aš pasižiūrau atgal, nei vienos situacijos nebuvo reikalingos, tai yra nereikalingos. Kiekviena situacija buvo reikalinga. Jeigu yra tikinčių, pasakykit amen. Ar buvo daug nereikalingų situacijų tavo gyvenime? Aš pasakysiu, gal buvo daug neteisingų sprendimų situacijose iš mūsų pusės. Bet situacija kiekviena yra reikalinga, nes Dievas žino, ką jisai daro mūsų gyvenime. Tai, kas tau dabar atrodo nepanešama, nepakeliama, žiauru ir negailestinga iš Dievo pusės, už visą tai labai greitai dėkosi Dievui. Nes tai tave padarys stipresniu. Ir ne tik stipresniu. Dievas turi daug dalykų, daug nuostabių dovanų paruošęs tavo širdžiai ir tavo gyvenimui. Jisai žino, ką iš ten reikia išdeginti. Ir jisai žino, kad būtent šita situacija, tai tik būtent šita situacija gali tai paliesti ir išdeginti ir paimti. Nes jis mato, kad po šitos situacijos seka tavo kita situacija, kur jos yra susiję. Ir tai, kas yra tavyje, ko neturi būti, pamaišys tavo tolimesniam procesui, progresui.
tavo nuostabiai pabaigai. Todėl Dievas labai geras ir nenori palikti nieko, kas tau nereikalinga tavo širdyje ir tavo gyvenime. Ir visą tai mes vadinam su sunkumais, su spaudimais, atakom, lygom ir visais kitais dalykais. Žinot, aš pasakysiu taip, kada mes labai skubom, neturim laiko, Dievas žino, kaip mūsų sustabdyti. Jisai žino, kaip mūsų sustabdyti. Paguldo tave į lovą ir tu sakai, man nieko nereikia. Man nieko nereikia. Va tu tik planavai daryti, statyti, užimti, visur organizuoti, rastų lovai, nepasijudini. Nieko nereikia, Jėzau, man ačiū, užtenka visko. Ir tai smirėjat. Ir Dievas žino, ko reikia mums. Jis taip gerai žino. Dėkokit Dievui už viską. Haleliuja, jis toks geras. Jis yra pradžia ir pabaiga, bažnyčia viso mūsų ko gyvenime. Todėl aš šiandien noriu jūs padrasinti, sustiprinti, įkvėpti, nuraminti ir paguosti galingų Jėzaus Kristaus vardu. Pasakyti, kad jis viską kontroliuoja, kad jis yra pradžia ir pabaiga tavo gyvenimo, tavo visų situacijų. Žinot, kada situacija paliečia mus, mums atrodo, kad viskas, va tik aš ir daugiau nieko, va kodėl tik tai man. O jeigu pažiūrėsim visus kitus, jūs pamatysit, kad kiekvienas eina per savo situacijas. Vat kas galėtų patikėti, kad vieną sekmadienį man skaudėjo, o kitą sekmadienį kažkam kitam skaudės. Tas, kuris sėdėjo, negalvo, kad jam skaudės. Bet jam skauda. Ir yra situacijų, kurias mes turim pereiti tik tai patys. Ir Dievas žino dėl ko. Ir Dievas žino dėl ko. Todėl kokia bebūtų situacija tavo gyvenime, dėkok jam. Bažnyčia. Dievas pajėgus pakeisti viską. Pasakykit, viską. Mes padarom daug klaidų. Amen? Mes gyvenime padarom daug klaidų, daug sprendimų, bandydami ištaisyti situaciją padarom ne taip. Bet Jėzus pajėgus pakeisti kiekvieną situaciją. Pasakykit, kada Petras pasielgė labai kūniškai, aišku, jis pasielgė labai drąsiai, bet jis pasielgė kūniškai toje situacijoje, kada jisai įsitraukė peilį ir nupjovė ausį. Va ten buvo darbas iš kūno. Va ten situacija, kurioje vis tiek valdė Jėzus. Ir žinot, net jeigu mes padarom kažką iš kūno, Jėzus pajėgus pakelti ausį, pridėti ir pasakyti, kad mes taip nekovojam. Ir visus tavo kūniškus darbus, visas klaidas sugrąžinti atgal, lyg tai nieko nebuvo. Todėl nepergyvenk dėl savo kūno. Tu esi kūne. Ateik pas Dievą, nusižemink po jo galingą ranką ir jisai sudės visas ausis į vietas. Tai, kad tu nupjoviai, tai, kad tu nukirtai, jis pajėgus atstatyti. Nes jis valdo viską. Jūs galvojate, jis nežinojo, kad Petras nupjaus tą ausį? Jis žinojo, kad Petras padarys tai, ką jisai nori, jisai leido Petrui tai padaryti. Jis galėjo prieš tai pasakyti, Petrai, net nebandyk, aš žinau, kad tu padarysi. Jisai leido Petrui suklysti ir jisai parodė, kad jis yra net šitoj situacijoje visagalis Dievas, kuris kontroliuoja absoliučiai viską tavo gyvenime. Todėl nukrito ausytė, jisai ją paėmė, pridėjo ir situacija išspręsta. Taip, kaip nori Dievas. Jo situacijos, kuris suplanuota tavo gyvenime, nepakeis niekas. Čia yra gili mintis. Čia yra gili mintis. Ir mes galvojam, aš irgi anksčiau gau, Dieve, sugadinau viską aš sugadinau savo rankom, kiek aš tų ausų nupjaučiau. Ne tik ausų nupjaučiau. Bet jis pajėgus atstatyti viską į savo vietas. Jis pajėgus pakeisti kiekvieną situaciją, nesvarbu. Bažnyčia, kiek mes kartų per dieną pasakom visko, kiek mes įskaudinam, kiek mes įžeidžiam,
kiek mes įsiskaudinam patys ir nesugebam atleisti, kiek mes žmonių įskaudinam savo žodžiais, elgesiu, gyvenimo būdu ir taip toliau. Kiek mes visko ateina situacija į mūsų gyvenimą. Aš pasakysiu, nei viena situacija nėra labai lengva, kur yra skausminga. Ir ją pakelti yra sunku, kas paliečia tavo kūną, nes pirmiausiai reaguoja kas? Kūnas. Vat įskaudino, kažkas pasikėsino į tavo šeimą, į tavo vaikus, į tavo žmoną, į tavo vyrą. Kas pirmiausiai? Kas pasikėsino į Jėzų? Petras buvo pasiryžęs iš karto mirti, iš karto išsitraukė tą peilį, iš karto stojo į gynybą. Tai gera situacija, bet mes dažniausiai reaguojam ne taip, kaip turim reaguoti. Įsiskaudam. Bet Dievas pajėgus viską pakeisti. Jisai pajėgus, pasakyk, pajėgus. Todėl turėk tikėjimą tuo Dievu, kuris yra pajėgus. Pajėgus. Tu gali skaudinti tūkstančius. Jis padarys taip. Jis tau duos supratimą, aiškumą. Jisai tau duos vieną žodį. Jis palies tavo širdį. Tu ateisi, pasakysi taip, kad iš to 1000 įsiskaudinimų tas 1000 atleis ir dar 3000 ateis pas Jėzų per tą klaidą, kurią tu padarėjai, nes jie pradės liudyti. Bažnyčia, jeigu mes pradėsim apie tai kalbėti, Dievas neturi jokių ribų. Žinot, mes prišnekėję visi savo artimiem ir giminėsiam, kada įtikėjom, visus gazdinom, statėm prie sienų, reikalavom, kad jie tikėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir po to mes žinom, buvo sezonas, kada tu pjauni tai, ką pasėjai. Bet Dievas pajėgus pakeisti viską. Jis pajėgus pakeisti visą tai, ką tu pasėjai, visą tai, ką tu gazdinai ir terorizavai. Bet jis tai mato, kad tu darai iš meilės jam. Jis ir įdėjo pats tą meilę į tavo širdį ir jis uždegė tą ugnį tavo širdyje, kad tu pajaustum, ką reiškia liudyti, ką reiškia kalbėti, kas tai yra per malonė, kada tu kalbi ir tave atmeta. Haleliuja. Bažnyčia, viskas mūsų naudai. Viskas mūsų naudai. Dieve, kodėl man taip atsitiko? Neuždavinėk tokių... Net tokių nelabai protingų klausimų Dievui. Geriau paklaus, Dieve, ką man dabar daryti? Ką tu nori, kad aš padaryčiau? Va čia bus teisingesnis klausimas. Va Dieve, ką tu nori, kad aš padaryčiau šitoje situacijoje? Haleliuja. Taip, Dievas mūsų geras. Ir ką, nepradėjau dar, kaip ir. Jėzus visada žino, kada įsikišti į tavo situaciją. Nes be jo įsikišimo jinai nepasikeistų. Jinai neišsispręstų. Dievas žino viską, bažnyčia. Viskam yra savo laikas. Ar radot Bibliją nors vieną situaciją be pabaigos? Viskas turėjo pradžią ir viskas turi pabaigą. Ir mes esam Biblijoje. Ir Biblijoje mes galim rasti savo pradžią ir savo pabaigą. Žinot, pasaulis nežino, kokia jų pabaiga. Mes žinom, kokia mūsų pabaiga ir žinom, kokia pasaulio pabaiga. Ir mes jiem galim pasakyti. Bažnyčia, po viso to, ką tu eini, tavęs laukia šlovinga pabaiga. Pabaiga neturinti pabaigos. Haleliuja. Dievas ir taip gali. Bažnyčia, mūsų laukia pabaiga, kuri jau neturės pabaigos. Taip. Ir jis mus ruošia tai pabaigai. Va, kur yra esmė. Va, kur yra esmė. Pasakykit, koks vyras nori imti bile kokią moterį? Bile koks vyras. O, matot?
Jaunystės patirtis. Ir tas nenori. Kuris nori imti, Nesakyk. pagalvokit apie tai. Kas nori imti? Save negerbiančią. Pasakysiu labai gražiais žodžiais. Save negerbiančią moterį. Kuriai nėra limitų. Suprantat? Moteris be limitų. Jinai pavojinga. Ar nori nors vienas vyras imti tokį? Normalus, padorus vyras? Ne. Jis nori, kad jinai būtų nepaliesta, tyra, švari, skaisti, mylinti, gera ir taip toliau, ir taip toliau. Tai normalu. Amen, bažnyčia? Normalu. O mes esam Kristaus nuotaka. Ir jisai turi laiko mus paruošti savo. Paruošti mus savo. Kad mes pamatytume, koks jis yra, kada jis ateis, nes ir mes tokie. Jis nori paruošti mūsų širdį, savo skaičią nuotaką savo, be dėmės, nesuteptą švarą, nepaliestą šito pasaulio, nepasileidusią su šito pasauliu, neblūdnica. Mes žinom, kas atsitiks blūdnicai. Nepaleistuvė. Kas nori paleistuvės? Niekas. Sumažėtų santokų per pusę, jeigu mes žinotume tiesą vienas apie kitą iš anksto. Tikrą tiesą. Bet Dievo malonė ir yra tame, kad jis mus pamilo pirmas. Žinodamas visą tavo praeitį, žinodamas tavo nuodėmingą prigimtį, jis suteikė mums malonę gyventi šitoje žemėje tikėjimu į jį, kad per jį mes esame išteisinti, švarūs. Amen? Tai jis mūsų šviesos pradžia. Jeigu tėvas, mes praeitą sekmadienį skaitėm, davė, paaukojo savo sūnų už mus, tai kaip tuo labiau jis neduos visko kartu su juo. Amen? Kas nuvedė tautą į Egiptą? Dievas. Amen? Jis taip gudriai juos įvedė į Egiptą ir jie ten buvo palaiminti. Bet jis paskui juos ir išvedė. Bažnyčia, amen? Aš tiesiog noriu, kad mes šiandien suprastume, kad kiekviena situacija turi pradžią ir pabaigą. Ir jeigu tu esi tikintis, gyvas krikščionis, realiai pasitikintis Dievu, niekas nevyksta tavo gyvenime šiaip sau. Niekas nevyksta šiaip sau. Dievas nori, kad tu jo ieškotum per bet kokią situaciją. Mes, jeigu atsiversime Bibliją, pamatysime, kad Biblijoje yra daugybė situacijų, daugybė pavyzdžių, kurie turi mus pakelti mūsų tikėjimą. Suteikti mums vilties ir tikėjimo, kad Dievas viską kontroliuoja. 2 neregiai, kuriuos Dievas išgydė. Jo aklumo priežastis turėjo pradžią ir turėjo pabaigą. Aklas Bartimiejus. Marija Magdalietė. Buvo pradžia visom jos paleistuvystėm ir buvo pabaiga. Bažnyčia. Viskas turi pradžią ir viskas turi pabaigą. Moteris Samarietė, kuri pati sunkiai suskaičiavo, kiek turi vyrų. Ir paskutinis, kuris buvo, nebuvo jos vyras. Ir žinot, Biblija parašyta, kad Jėzus turėjo eiti per Samariją. Ten yra žodis turėjo. Nes Samarietės situacijai turėjo ateiti kas? Pabaiga.
Todėl jis turėjo eiti per Samariją. Bažnyčia. Ir jisai kartais turi eiti per tavo gyvenimą. Ten, kur tu jo nelauki. Jis turi eiti ir jisai eina. Žmogus prie baseino. Bažnyčia, mes matom, kad tai yra daugybės metų. Kažkam ten 18, kažkam 40, kažkam 30 metų, daugybės metų. Bet vis tiek tai situacija ateina pabaiga. Tu turi tikėjimą. Bažnyčia, ko aš šiandien pasigendu? Mes geri teoretikai. Mes labai geri teoretikai, bet bažnyčiai reikalinga praktika. Vat iš to, ką aš matau per maldas, bažnyčiai reikalinga praktika. Praktika kasdienybėje. Kada tau reikia priimti sprendimą, kada tau reikia pasakyti nusivylimui ne. O kaip jam pasakyti? Tik tai turint tikėjimą ir viltį ir žinant, kad visos situacijos yra iš Dievo tavo gyvenime ir kad tu už viską turi dėkoti. O kad tai daryti, tau reikia tikėjimo, tau reikia pasitikėjimo, tau reikia užtikrintumo to Dievu, kuris yra tavo gyvenime. Tu ne šiaip savo kažkur atsiradai, nusiritai, apie tave niekas nežino, tu niekam neįdomus. Va, kur reikalinga krikščionybė. Teoriją mes žinom Bibliją nuo pradžios iki pabaigos, visus pranašus ir psalmes cituojam. Bažnyčia, bet ar tavo lūpos atsiras žodis, aš nemirsiu, bet gyvensiu, kada liga tave užklups? Ar tu turėsi tikėjimo ir jėgų pasakyti tai, ar tu turėsi užtikrintumo, ar tas žodis bus veiksmingas ir galingas Dievo žodis? Bažnyčia, mes klausėm temą ir po sekmadienio tarnavime buvom. Jūs priėmėte žodį. Jūs priėmėte žodį kaip Dievo, ne kaip žmonių. Iš Tesalonikiečiams. Kieno mes žodį priimam? Ar jis gali būti pakeičiamas? Ar jis neturi jėgos ir galios mūsų gyvenime? Tai vienintelė tiesa, ant kurios mes galim statyti savo gyvenimą. Tai vienintelis žodis, kuriuo mes pilnai turime tikėti ir nebejoti. Ar mes turime tą kiekvieną dieną, kada mes išeinam iš namų į mašiną, sėdam į mašiną ir važiuojam į darbą, susidurėm su situacija, su aplinkybėm, grįžtam ir visą dieną gyvenam. Tai bažnyčiai mes visi turim pažinimą, apreiškimus, bet ar mes jais gyvenam? Va kur esmė. Va kur esmė. Esmė ne kiek bažnyčioje žmonių, bet esmė, ar jie tiki. Mes visi čia galim šokti aleliuja, šlovė Dievui, viskas bus gerai. Bet ar gerai bus, kai uždarysim duris ir baigsis emocijos? Ar bus gerai? Va kur klausimas. Va kur klausimas mūsų. Ar mes turim užtikrintumo situacijoje tikėti bažnyčią? Ar mes turim užtikrintumo 3 kartus per dieną melsis ir nesustoti? Va kur yra klausimas. Kada prieš tave išeis visa sistema. Ką tu pasirinksi? Ar sistemą, ar Dievą? Kada prieš tave išeis visos giminės, visi artimieji, aplinkiniai, kada visos situacijos išeis prieš tave. Bažnyčia, žinot, žmogų, kuriame buvo legionas. Su ta situacija negalėjo susitvarkyti niekas. Pasakykit, niekas. Jis surišdavo grandinėmis. Žmogiškų proto atrodo viskas. Tai yra situacija, neįmanoma situacija ir jinai neturi pabaigos. Bet Jėzus atplaukė. Ten, kur jis atplaukė. Ir žinot, jis pats pas jį atėjo. Ir pašlovino Dievą. Kažkada prie tavo kranto prisišvartos valtis. Ar tu turi tikėjimą? Ir iš jos išlips Jėzus ir pasakys, lauk, šėtonė. Tavo laikas išbandymo baigėsi. Ir kada jis buvo išlaisvintas, jisai draskė, neįmanoma buvo surišti, jisai
kas ten tik tai darėsi, pasiskaitykit. Situacija, dabartinių protų žiūrint, mąstymų, galvojant, tai yra nesuvokiama situacija, tai tokia sunki situacija, tai yra psichinis ligonis, kurio negali palikti, jisai drasko, jisai neįmanoma įsivaizduokit, kokia jėga, jeigu jis grandinę sutraukydavo. Tu jo negali nei surišti niekur, jisai kapuose, rūsiuose gyvena. Bet į jo gyvenimą ateina Jėzus. Ir netikėjimu, ir tai situacijai, kuri turėjo pradžią kažkada, atėjo pabaiga. Ir atėjo nauja pradžia. Ir bažnyčia, kada jisai buvo išlaisvintas, jis po to sėdėjo prie Jėzaus kojų. Ir kada atėjo jo draugai pažiūrėti, jie išsigando. Jie išsigando, nes jis buvo sveiko proto. Jis buvo sveiko proto. Bažnyčia. Va šiandien ko mums reikia? Mums reikalingas Jėzus. Mums tiesiog reikalingas Jėzus, ne filosofija bažnyčioj. Jėzus. Ne kaip tau pasiekti geresnę formą ar ten dar kažką. Mums reikalingas Jėzus, asmeninis Jėzus pažinimas mūsų gyvenime. Bažnyčia mūsų niekas nepraves. Va jūs atsidurkit sunkioje situacijoje ir jūs pažiūrėsit, kur bus bažnyčia. Bažnyčia už tave situacijos nepraeis. Kas tikit? Pasakykit amen. Nes tau reikia eiti, kai tavęs niekas nemato, o tu negali eiti, jeigu tu neturi Jėzaus, neturi tikėjimo savo širdyje, tuo, kas jis yra. O kas jis yra? Jis yra tas, kuris turėjo eiti per Samariją. Jis yra tas, kuris turėjo plaukti laivu ir išlipti ant kranto. Jis yra tas, kuris pasiekė sudžiūvusiam žmogui su ranka ją ištiesti ir jinai pasidarė normali. Jis yra tas, kuris baigė galą visom paleistuvystėm. Marijos gyvenime. Jis yra viskas kiekvienoj mūsų situacijoje. Apie kokį aš tikėjimą šiandien kalbu? Aš kalbu apie tikėjimą Jėzumi Kristumi. Bažnyčia, aš noriu, kol numirsiu, pamokslauti apie Jėzų. Apie Jėzų. Ne apie filosofijas. Ne apie psichologijas bažnyčiai. Aš noriu pamokslauti tiesiog Jėzų. Tikėjimą Jėzų Kristų. Tik tai tikėk. Bažnyčia, jeigu jūs pradėsit melsis ir paprašysit, kad šventoji dvasia tvertų, kas yra tikėjimas, jūs neišsemsit šitos temos. Jau kai kažkam tikriausiai atsibodo ir jūs galvojat, kada jisai nustos, tai neįmanoma sustoti. Į tai, ką aš įėjau, tai yra 1% iš begalybės tikėjimo klausimų, kuris mums reikalingas mūsų gyvenime. Mes darom mokyklas ir keliam mokinius. Mokinius būtent mokinių. Apaštalus, bet ar jie turi tikėjimą? Ar tie mokiniai išėję turi tikėjimą pasitaikius pirmai situacijai? Va kur klausimas. Va kur klausimas. Haleliuja. Jūs galvojate, aš tai pradėjau šiandien, užmiksit visi. Nebijokit. Aš dar nepabaigiau. Ir pabaiga yra geresnė negu pradžia. Amen. 10 raupsuotojų. Prisimenat? Jūs įeikit internetą ir pasižiūrėkit, kas yra raupsuotas, kaip jisai atrodo. Vat žinot, kokie mes? Mes tokie kaip tie 9, kurie nesugrįžta atiduoti Dievui šlovę. Jis pasakė, kur dar 9? Nes buvo išgydyti 10. Jėzus buvo galas jų situacijos ir jų raupsų. Be Jėzaus neįmanoma jiems būtų buvę gyventi toliau. Bažnyčiai neįmanoma. Jis yra tavo gyvenimas. Ne dalis, ne sekmadienio laiko praleidimo laisvalaikio klausimas, ne šiaudas paskutinis. Jis yra gyvenimas.
Jis yra gyvenimas visame, kame jisai yra. Jeigu nebus jo mūsų gyvenime visame, kame, mes neturėsime tikėjimo. Mes kiekvienoje situacijoje būsime pralaimėtojai. Jūs žinot, kad yra situacija ir mes galim situacijoje būti laimėtojai ir pralaimėtojai. Vat Dievas mums davė laisvą valią pasirinkti. Tikėti ar ne? Tikėti ar ne? Ir jisai prieš mūsų valią nieko nepadarys. Aš kalbu čia apie tikinčius žmonės šiandien. Aš kalbu apie realius krikščionius šiandien. Aš kalbu apie tuos, kurie tiki. Vat jų gyvenime Dievas yra pradžia ir pabaiga visako. Haleliuja. Jobas. Vienas žmogus. Vienas žmogus. Ir jo pabaiga buvo dvigubai geresnė negu pradžia. Ne dėl to, kad jisai, ten parašyta dvigubai, tai reiškia, jis tiek pat turėjo ir sūnų, ir dukterų tiek pat. Aviukų, pranugarių ir ožkų jisai turėjo dvigubai. Bet aš pasakysiu, ne tame esmė. Esmė buvo tame, kad pradžioje jisai žinojo apie Dievą, o pabaigoje pamatė. Va kur esmė. Dievui ne esmė dadėti tau dvigubai ožkų. Jam esmė pravesti tavo širdį iki to, kad tu galėtum jį pamatyti. Ne tik žinoti. Jam ne problema kupranugariai, ožkos, dar kažkokie dalykai. Jam esmė tavo širdis, tavo gyvenime. Žinot, mes kartais tik tai žinom apie Dievą, bet jis nori, kad mes jį ir matytume, nes tai jo malonė mūsų gyvenime. Mes sakom, Dieve, kodėl taip su manim? O Dievas sako, dar truputėlį ir pamatysi mano šlovę. Dar truputėlį ir pamatysi mano šlovę. Dėl ko, Dieve? Dėl šlovės. Dėl mano šlovės tavo gyvenime. Bažnyčia, aš pasakysiu taip. Vat kokį mes turime turėti tikėjimą. Net jeigu tu ir nepamatysi tos tirštos, matomos šlovės. Mūsų apdovanojimas, žinot kur? Danguje. Vat mūsų apdovanojimas danguje. Ar mes turime tokį tikėjimą, kad jeigu mes šitame gyvenime nematysime savo akimis to, ko mes norime pamatyti, ar mes turim tokį tikėjimą, kad mes praėję šitoje žemėje nugyvenime sutikę, mes gausim apdovanojimą danguje. Ir tokį apdovanojimą, apie kurį mes čia žemėje negalime suvokti. Už visas tavo kančias, išbandymus ir sunkumus, už visas tavo bemiegės naktis ir ašaras, kurias tu praliejai, verkdamas į pagalvę ir žiūrėdamas tik tai į Jėzų ir sakydamas, Jėzau, nebegaliu. Jisai buvo šalia tavęs. Jisai sėdėjo ant tavo lovos, kai tu verkėjai. Nes jisai žino, kas tavęs laukia. Danguje, net ne šitoje žemėje. Net jeigu tu meldiesi už savo vyrą, žmoną ar už savo vaiką, kuris neįtikės. Jėzus žino, kas atsitiks su tavo vaiku, vyru, žmona ar dar dėduku. Jam svarbu tavo tikėjimas šitoje žemėje. Jis davė tau tą žmogų. Jam reikalingas tikėjimas, kad tu turėtum tikėjimą, stovėdamas už tą žmogų. Ir išeitum nugalėtojų, nepasakytum, Dieve, aš meldžiausi visą gyvenimą ir va tau, kad tu nori, neišsigelbėjo ir numirė. Va šitaip neturi baigtis mūsų situacija. Jūs žinot, kad Dievas gali išgelbėti tada, kada tu nematysi. Jis gali paliesti žmogaus širdį tada, kada tu nežinosi. Jis prisilies prie jo, prie to žmogaus, jis atgailaus, seniai bus gimęs iš aukšto, o tu toliau drebinsi dangų už jį. Dievas gali viską. Dievas gali viską. Bažnyčia, mūsų atgaila, tai reiškia, jeigu jis neteis į bažnyčią, neatsistos prieš visus, neiškels rankų ir garsiai neverks ir neraudoščiai ir neprašys pas visus atleidimo, reiškia, jis neatgailavo. Kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo,
bus išgelbėtas. Viešpatie atleisk. Jisai gali padaryti troleibuse, darbe, bet kur, bet kokioj situacijai. Jis porai sekundžių gali nuleisti galvą, suprasti, kad jis yra nusidėlis ir šauktis viešpaties, būti išgelbėtas ir už 10 sekundžių numirti. Ir tai yra Dievo malonė jam. Ir visa giminė galvos, ateistas numirė. Tikėjimas visada yra. Tikėjimas visada yra. Nežiūrint kokioj situacijai bažnyčia, tai antiek svarbu. Mums nesvarbu niekas kitas, kaip tikėti į Dievą. Į vienintelį Dievą, kad jis gali viską. Ir net jeigu neina taip, kaip tu nori, tikėk. Tikėk. Net jeigu tu nematai to, ko tu nori matyti, vis tiek tikėk. Nes tu turi jo pažadą. Ir ne vieną Biblijoje. Amen? Haleliuja. Bažnyčia, mūsų tikėjimo balsas turi skambėti garsiau už visas aplinkybės. Ir jų balsus. Kas šiandien garsiai šaukia į tavo gyvenimą? Nėra pinigų, blogai, vyras ir žmona netiki, su vaikais problemos, už butą nėra ko sumokėti. Tas išsiskyrė, tas apsiženino. Tas neapsiženino, tas neišsiskyrė. Sunkumos problemai ir taip toliau, jos garsiai šaukia į tavo gyvenimą. Jos trimutuoja ir bando tave sugniuždyti ir užspausti. Bet čia reikalingas tavo Dievo tikėjimo balsas tavo širdyje. Pasakyti ne visom aplinkybėm. Pasakyti aš tikiu, nors nieko nematau. Tikėjimui matyti nereikia. Ir vat kada tu atsiduri aplinkybėse, kieno balsas bus stipresnis? Situacijos ar tikėjimo? Jeigu situacijos, tu ją ir girdėsi. Jeigu ligos, tu ją ir girdėsi. Kas pasakė, kad tu mirsi sveikas? Pasakykit. Kas pasakė, kad tu mirsi sveikas? Niekas. Aš nežinau, kaip aš mirsiu. Dievui kartais reikalinga padaryti tave tobulą per tavo nesveikumą. Nes jeigu tu būtum sveikas, tai jis matytų tik tavo sandalų padus. Jeigu pas tave būtų viskas gerai, tai tu nebūtum tiek kartų, kiek dabar buvai bažnyčiai. Kiek mes girdim žmonių liudimų, jeigu pas mane būtų viskas gerai, 100 metų su Jėzum. Nereikalinga man ta bažnyčia, nereikalingas niekas, aibės tokių liudijimų. Ir Dievas žino, aš žinau šitą. Aš jį sukūriau. Ir jeigu pas jį nebus ligos, tai neprajodytas arklys, kurio niekas nesuvaldys ir niekas jo nesustabdys. Jam reikalingi žąslai įdėti į dantis, kuriuos aš galėčiau vairuoti, per kurį aš galėčiau jį smirėti, nužeminti. Tai situacija, liga, sunkumas, išbandymas, nepriteklius, dar kažkokie tai dalykai. 3 netikinti šeimoje, o tu vienas tikintis. Ir taip toliau, daugybė situacijų, kurių jisai yra pradžia ir pabaiga. Haleliuja. Jėzus geras. Ir žinot, Jobas, pranašai, aplamai kiekvienas žmogus Biblijoje, jūs pažiūrėkit, koksai buvo tikėjimas. Ir tie, kurie mirė
Prieš ateinant Jėzui parašyta Hebrajams laiške, kad jie mirė tikėdami, to negavę. Jie tik pažadu tikėjo to, kas turi ateiti. Ir jie mirė su tokiu tikėjimu, kurio šiandien pas mus net nėra užuomazgos. Jie su tuo jo mirė, neturėdami šventosios dvasios. Dabar pats Dievas su visu savo tikėjimu yra išlietas mūsų širdise. Jis yra mūsų širdise, mums tai reikia juo tikėti kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje. Taigi, ir nei vienas iš tų žmonių, nei 10 raupsuotų, nei Samarietė, nei Marija Magdalietė, nei Legionas, niekas, nei Bartimėjus, nei vienas nebuvo nusipelnęs meistras. Nei vienas nebuvo nusipelnęs savo darbais. Muitininkas kuo buvo nusipelnęs? Jis nusipelnė to, kad jis turėjo tikėjimą ir įsiropštė į medį. Tik tai tuo, ne tuo, kiek jisai valdo muitinės. Amen? Haleliuja. Todėl Dievas davė mums savo malonę. Efeziečiams 2:8, 9 ir 10. Antras skyrius Efeziečiams 8, 9, 10 eilutė. Ką darytų? Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų, nes mes esame jo darbo sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, kad juose vaikščiotume. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų, nes mes esame jo darbas, pasakykit, jo darbas. Mes esame jo darbas. Sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Jo darbas sutverti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, kad juose vaikščiotumėme. Jeigu jūs įsiklausysit, jūs pamatysit, kad va čia mes neturim jokios savo dalies. Tai yra jo malonė. Tai yra jo malonė. Mes jo darbas, sutverti geriems darbams, kurie buvo iš anksto mums paskirti ir numatyti, kad juose vaikščiotumėme. Nei vieno nėra nusipelniusi. Bažnyčia. Ir žodis sako, nes jūs esate išgelbėti. Pasakykit, išgelbėti. Malonė. Ir tik per tikėjimą. Tik tai, kad tu tiki. Tik tai, kad tu tiki. Ir bažnyčia į ką tiki? Į Jėzų tiki. Ne į sėkmę, ne į filosofiją, bet į ką tiki? Į Jėzų. Niekas mūsų neišgelbės, tik tai kas? Tik tai Jėzus ir mes tai žinome. Bažnyčia, ir aš noriu pasakyti, kad mes tikime į Jėzų mūsų gelbėjimo autorių ir mes tikim į kiekvieną jo žodį Biblijoje, kuris parašytas ir duotas kiekvienam iš mūsų kaip pažadas, kaip gyvenimas. Tai uola, ant kurios mes turime stovėti. Tikime į kiekvieną žodį, kuris yra iš Dievo mūsų gyvenime ir jį priimam ir statom aukščiau visko, kas yra mūsų visose aplinkybėse. Jis turi būti daugiau. Ką reikia daryti su dovana? Ją priimti, išpakuoti ir naudoti. Kas iš tos dovanos, jeigu jinai stovi pas mus po gimtadienio sekcijoje? Ir mes jos neišlukštenam. Jinai neturi jokios galios mūsų gyvenime. Jinai nesuteikia mums jokio džiaugsmo, nes mes nematom, kas ten viduj spėliojam. Gal Dievas geras, gal jis malonus, gal jis gailestingas. O tu pažink jį asmeniškai ir pamatysi, koks jisai geras, malonus, gailestingas, teisus, teisingas.
Tu pamatysi, kas jis yra tavo gyvenime asmeniškai. Ir tu per jo pažinimą turėsi užtikrintumą ir tikėjimą, kas jis yra. Kiekviena situacija tau reikalinga tam, kad tu žinotum, kas jis yra tavo gyvenime. Kas jis yra tavo gyvenime? Psalmė 18:2 eilutė, bažnyčia. Vat. Jeigu Jėzus bus tuo, viena eilutė, jūs būsite daugiau negu nugalėtojai. Jis mano skydas. Jis mano uola. O tai ant smėlio stovi, tai kaip uola. Teorija nuo praktikos skiriasi. Amen? Žinot, aš pasakysiu, pastoriaus darbas, pašaukimas ir tarnystė netokia paprasta, kaip mums visiems atrodo. Vat žinot, evangelistas atvažiavo, jisai paskelbė evangeliją ir išvažiavo. Apaštalas atvažiavo, kaip čia, nazidala. Lietuviškai, kaip lietuviškai, žinau, rusiškai. Pakėlė, apšvietė, nustatė, nukreipė, toliau. Išlaisvino dovanas. Bet pastoriui reikia dirbti toliau. Jam reikia raitotis rankovės ir už jūs kovoti. Nes jūs nesiruošiat patys už save kovoti, todėl man reikia kovoti už jūsų tikėjimą. Ir šventoji dvasia mane ragina už jūs kovoti ir kalbėti tai, ką nori jis. Ir jūs mane klausykit. Man bus lengviau. Nes kada jūs neklausot, pusė mano darbo nueina vėjais. Ko šiandien reikia bažnyčiai? Per ką šiandien eina bažnyčia? Šventoji dvasia labai gerai žino, per ką jinai eina. Mes meldžiamės Dieve naujo lygio. Kaip naujo lygio, jeigu mes neįsitvirtinom tikėjime? Nebus niekada jokio naujo lygio, kol mes neįsitvirsim, neatsistosime ant uolos bažnyčią. Nes ant uolos reikia statyti. Ne tik stovėti, ant jos turi būti statoma, o statyti neįmanoma, jeigu nėra uolos. O mes jau gyvenam 5 aukšte pagal projektą. Nors pamato dar nėra. Jau stogą dedam. O ką po to daryti, kai viskas griūna? O tada pastoriui skauda širdį. Už kiekvieną. Už kiekvieną, kuriam sunku bažnyčia. Aš matau, kaip mes vieną dieną, wow, maldoj. Kitą dieną, wow. Vos gyvas. Maldos kiekvieną dieną. Ir pasakykit, kad taip nebūna. Va tik atrodo, jau tokio ugny žmogus viskas tik į dangų dabar išeis. Ant rytdienos ateina viskas atrodo kaip netikintis. Vat kokia kova vyksta dėl mūsų tikėjimo šitam gyvenime. Vat bažnyčia, pažiūrėkit, jeigu mes nuo 0 iki 0 galim per vieną dieną. Vat tu šiandien tiki nors tu ką, rytoj netiki nors tu ką. Per parą laiko. Va čia ir yra mūsų tikrumas apie 0. Bet mes turime tikėti. Pas mus turi būti tikėjimas. Taigi, mes turime parodyti savo tikėjimą darbais, žodžiu, elgesiu. Vat, kada tavo tikėjimo balsas bus garsesnis už visų aplinkinių suspaudimų ir sunkumų balsą, tada tau bus mažai dangaus karalystės. Tada bus mažai dangaus karalystės. Bažnyčia, aš kalbu tikriausiai kažkokias 12 ar 6 amžiaus senienas. Pagal veidus atrodo labai blogai šiandien. Pagal taip, kaip jau ruošiatės bėgti namo, tai labai blogai. Bet be to jūs negalėsit gyventi.
Be to jūs negalėsit gyventi. Bažnyčia, aš kai kuriuos jau jūs pažįstu eilę metų. Ir tiesa yra skaudi. Tiesa yra skaudi, aš jos nesakysiu. Pasižiūrėk į savo tikėjimą. Iš tikrųjų, kiek galima stovėti tose pačiose dalykuose ir nepajudėti niekaip į priekį. Naujų pamokslų reikia. Jeigu yra poreikis, turi būti ir rezultatas. Amen? Kad pirmas sunkumas ir nuodėmė tavęs neiškirstų. Kad tu po vienos dienos nebūtum miręs, o būtum gyvas. Kad tu turėtum tikėjimą. Bažnyčia, po 5 metų mes jau turime turėti tikėjimą. Nu. Teorija gera. Praktika nelabai. Nu, aš džiaugiuosi už tą darbą, kurį Dievas daro su kiekvienu asmeniškai. Jisai daro tokį darbą, kokį jūs jam leidžia daryti. Jis daro nedaugiau, negu jūs jam leidžia daryti. Žiūrėkit, mes turime maloniai artintis prie Dievo ir pažinti jį, koks jis yra. Pasakykit, ar tai nemalonė? Jūs įsivaizduokit, mes dabar gyvendami čia, žemėje, turim galimybę pažinti Dievą, kuris yra danguje. Pasaulis tos galimybės neturi, bet mes turim bažnyčią. Mes turim. Pasakykit, kas nenorit bažnyčiai matyti ženklų ir stebuklų? Norisi, kad invalidai stotų iš vežimėlių? O norisi. Kad akli matytų? Kad kurti girdėtų? Norisi. Kad šlovė būtų matoma? Kada šlovintai šlovins? Kad kai jie šlovins, tu negalėtum stovėti nuo Dievo artumo, nes bus tokia atmosfera. O tikėti nori? O iš nuodėmės išeiti ar nori? Va kur klausimas. Tau Dievas užduoda sekantį klausimą. O šventai gyventi nori? Iš kompromisų išeiti nori? Ar nori taip, kaip nori matyti aklą matantį? Be šventumo niekas neregės Dievo. Niekas. Bažnyčia, va kur klausimas. Jeigu pas tavyje ne tik šventoji dvasia, tu negalėsi tikėti ir neturėsi tokio tikėjimo, kuris reikalingas išlaisvinti Dievo jėgai. Be šventumo savo gyvenime tu absoliučiai nieko negalėsi padaryti. Mums reikia programų? Programų mums nereikia. Mums reikia šlovinti Dievą. Tyromis, švariomis, tikėjimo širdimi šventojoje dvasioje ir tiesoje. Haleliuja. Nežinau, kaip pabaigti, Dieve. Tik pradėjau, o žmonės namo nori. Nu taip, sąžiningai pasakykit. Norit jau namo, ar ne? Dar išklausysit? Tikrai? Dievas dėl jūsų. Dievas dėl jūsų kalba šiandien. Bažnyčia. Ne kažkam jisai kalba. Mums kalba jisai. Mums kalba, į ką mes turime atkreipti dėmesį, kaip mes turime gyventi. Bažnyčia, aš realiai kaip pastorius aš matau pavojus, kurie tyko bažnyčios. Eiti netikra šlove. Sekti netikra šlove. Sekti pripažinime dar kažkame. Maskuotis visais šitais dalykais, tai įmanoma daryti. Įmanoma sukurti feiką, kurio nėra. Įmanoma sukurti dirbtinį prabudimą, kurio nėra. Įmanoma sukurti dirbtinį bažnyčios gyvenimą, kurio nėra.
Įmanoma. Ir daug kas tai daro. Ir daug kas tai daro. Jeigu jūs pasižiūrėsite į Facebooką, jūs pamatysit, kad tik tai ženklai ir stebuklai. Tik tai evangelizacijos ir šlovė. Tik tai krikštas po krikšto. Konferencijos po konferencijos. O kas yra iš tikrųjų? Tai, ką jūs matote, tai nėra tikra, aš iš karto pasakau. Tai nėra tikra. Tikra yra tai, kada visi liekam vieni namuose su savo situacijom. Va, kur yra tikra. Haleliuja. Žiūrėkit, Romiečiams 5 skyrius, 1-6 eilutė. Romiečiams 5 skyrius, 1-6 eilutė. Todėl, būdami išteisinti tikėjimu, mes turime tai, ką su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per kurį tikėjimu turime prieimą į šią malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltyje. Ir ne vien tai, bet dar giriamės ir suspaudimuose, žinodami, kad suspaudimas gamina kantrybę, o kantrybė patirtį, o patirtis viltį. O viltis negėdina, nes Dievo meilė yra šlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mums duota. Nes kai dar buvome bejėgiai, Kristus tinkamų laikų mirė už ką? Už bedievius. Žiūrėkite, todėl, kablelis, būdami išteisinti kuo? Tikėjimu. 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 Ne kažkuo. Ne sėkme, ne filosofija. Tikėjimu. Tikėjimu. Ir viskas krikščionybė yra tik per tikėjimą. Mes nieko negalim priimti iš Jėzaus be tikėjimo. Ir įsivaizduokit, jeigu mes neturim atitinkamo tikėjimo, mes negalime priimti to, kas ateina iš jo, mes negalim priimti tos malonės. Va dabar žiūrėkit. Žmogus, kuris netiki Jėzum, malonė duota. Amen? Mes ką tik skaitėm? Efeziečiams 2, 8, 10. Kad mes esame išgelbėti malonę. Tiesiog per Dievo malonę, nes jis mus pamilo. Vat įsivaizduokit, žmogus neturintis tikėjimo Jėzų Kristų, vat prieš jį stovi malonė. Jis gali ją pasinaudoti. Jeigu tikės gali, bet jeigu ne, tai ne. Jis nei vienu pažadu, nei Dievo žodžiu negali pasinaudoti, nors tai yra prieinama, atvira kiekvienam iš mūsų. Ir mes kartais esam panašus tikintys ir netikinčius. Nes netikintis jis net nežino, kas ten kur parašyta, bet mes žinom ir tuo netikim. Žinom ir netikim. Bažnyčia, apie ką aš kalbu? Apie užtikrintumą Dievu. Kad jis duoda išeitį iš kiekvienos situacijos. Amen? Jeigu tu būtum užtikrintas, kad jis tau duoda išeitį iš kiekvienos situacijos, tu stovėtum ant kelių. Man atrodo, Petras rašo, jūs dar nesipriešinat nuodėmė iki kraujo. Vot. Ką reiškia užtikrintumas Dievu? Dieve, prakaitas su kraujo lašais. Ar tu iš karto pasiduodi pirmam geismui, kuris ateina pirmai nuodėmiai, pirmam kompromisui savo gyvenime? Ai, čia tikriausiai tu, Dieve. Jeigu yra išeitis, sulauk jos su tikėjimu, o negali sulaukti, nes tikėjimo nėra Dievu, kad jis iš tikrųjų atsakys. Ir baigėsi mūsų krikščionybė, ir baigėsi mūsų apaštalystė, ir baigėsi mūsų mokymasis, ir visi kiti dalykai. Va, kur esmė. Ar tu turi tokį užtikrintumą, be kurio, bažnyčia, toliau, šiuo paskutiniu laiku, kuris ateina su spaudimo laiku, neįmanoma bus eiti toliau. Neįmanoma. Tai, ką mes girdim iš brolių rytuose, kas vyksta su krikščionim, kaip jie žudomi ir persekiojami bažnyčia. Plaukai šiaušiasi ant viso kūno, kas darosi. Šiuo metu.
Jeigu jūs sekat krikščionybę, jūs pamatysit, kad popiežius tuoj pradės šnekėti tokius niekus. Jis jau pradėjo. Jis pats jau paleido persekiojimą prieš krikščionis Europoje. Jis paskutinė jo žinia buvo, kad asmeniniai santykiai su Jėzumi tai yra nesąmonė. Pasiklausykit paskutinę jo žinią. Jis yra publikuota visame kame krikščioniškose dalykuose. Bažnyčia tai ateis ir tai, kad mes gyvenam dabar laisvėje, jūs skaitykit Bibliją. Tai nebus visą laiką. Tai nebus visą laiką. Ir taip laisvai nebus kaip dabar visą laiką. Dabar norim tikim, norim ne. Kai tai ateis, mūsų vienas variantas bus tik tikėti. Ir be tikėjimo, va tie, kurie neturės aliejaus savo žibintuose, viskas. Viskas. Visi mokytojai pabėgs. Kada mes pažiūrėsim realiai situacijom, netokiom kaip dabar į akis, va tada mums reikės, kad mūsų tikėjimo balsas būtų stipresnis ir galingesnis už mirties balsą tavo gyvenime. Tu turi užtikrintumą, kad mirtis tavęs nepalies, jeigu nebus Dievo valia. Mums reikalingas tikėjimas, ne pasakos ir filosofijos šiuo metu, bet tikėjimas realus į Dievą. Bažnyčia, kol mes turime laiko, mes turime pažinti Dievą, kurio būsime užtikrinti kiekvienu jo žodžiu savo gyvenime. Turėti tikėjimą į kiekvieną jo žodį, kad jis tave apsaugos. Wow. Taigi, būdami išteisinti tikėjimu, mes turime taiką su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Žiūrėkit, per kurį tikėjimu turime priėjimą, taigi, tikėjimu turime priėjimą į šią malonę. Tik tikėjimu mes turime priėjimą į malonę, bažnyčią, tik tikėjimu. Tik tikėjimu. Jeigu tu nesėkmingas žmogus šitoje žemėje, tu nesėkmingas krikščionis. Vat pasaulio filosofija antiek užvaldžius bažnyčias, kad šiandien bažnyčioje sunku atsirinkti, kas yra tikintis, kas yra netikintis. Nes viskas susimaišę, susilieja. Ir žiūrėkit, kurioje stovime, tai yra malonė, kurioje stovime ir džiaugiamės, kuo Dievo šlovės viltyje. Ir trečia eilutė. Ir ne vien tai, bet žiūrėkit, ko mums reikia šiandien, bet dar giriamės. Pasakykit, giriamės. Ir suspaudimuose. Žinodami, kad suspaudimas gamina kantrybę. Žiūrėkit, mes turime žinoti ir girti suspaudimais. Ne sakyti, Dieve, kodėl? Tai mums turi būti daugiau negu norma. Tai yra normalu. Žiūrėkit, ką reiškia turėti užtikrintumą Dievu. Aš tik tai noriu vienintelį momentą dar pasakyti. Vat atėjo išbandymas. Ir jo balsas negali pakilti aukščiau. Nieko mano gyvenime. Nes aš žinau, kad suspaudimas priklauso man. Ir mano tikėjimo balsas yra daugiau už situacijos balsą, suspaudimo balsą. Taip turi būti. Suspaudimas net tavęs negazdina, nes tu giriesi ir žinai, kad jis turi būti. Ilgai nebuvo suspaudimo. Kodėl? Jie būtini mano gyvenime, mano tobulumui. Bažnyčia, vat kada mes atsistosim šitoj pozicijoj, o neverksim dėl kiekvienos smulkmenos. Kaip aš dažniausiai einu per suspaudimus? Kiaurai. Aš į juos nereaguoju, nežiūrau. Aš per juos einu ir praeinu. Sunku, taip sunku. Spaudžia, spaudžia. Ir kartais taip spaudžia. Bet aš einu. Nes aš žinau, kad Dievas yra su manim. Jo žodis yra su manim. Jis mane mato ir mane žino.
Ir nieko mano gyvenime be reikalo nėra. Aš atsistoju ir einu. Nes balsas, kuris skamba širdyje, yra didesnis už aplinkybės. Tu leisi pirmą aplinkybę tave paguldyti? Ne. Mes kovotojai. Mes kovotojai. Dvasiniam pasaulyje mes kovotojai. Mes Dievo kariai šitoje žemėje. Tikėjimo kariai. Apginkluoti kokiais tik įmanoma geriausiais ginklais. Mums duotas Dievo tikėjimo skydas, kuris garantuoja, kad atrems visas piktojo strėles. Mes vakar meldėmės. Dievas davė mums savo tikėjimo skydą, kuriuo atremsime, pasakykit, visas. Visas. Ne pusę, ne dvi, ne vieną, ne vos, bet visas. Va tada nevilties nebus, nes nevilties strėlės bus visos atremtos. Visos. Netikėjimo strėlės, kurias siunčia šėtonas kiekvieną dieną į tave. Jisai šaudo savo ugningom netikėjimo strėlėm, abejonėm, nevilties, depresijom. Jisai siunčia savo strėlės. Jeigu tu be skydo, tu jas visas priimi. Bet Dievas davė skydą, kad mes atremtume visas. Davė šalmą ir visus kitus dalykus. Kad mes būtume nenugalimos armijos kariai. Va, ko šiandien bažnyčiai reikia. Ne filosofijos, tikrai ne. Filosofiją negalima apsisaugoti, nes tai velnio ginklas. Haleliuja. Taigi, suspaudimuose, žinodami, kad suspaudimas gamina kantrybę. Ir kada ateina suspaudimas, mes turim užtikrintai žinoti, kad va dabar jis pagamins šitoje situacijoje kantrybę, kur situacija turi pabaigą. Jūs nepuolat į paniką, kai prasideda situacija, nes jūs žinot, kad jinai pasibaigs. Ar mes turim bažnyčiai šitą paprastą užtikrintumą? Ar mes matom toliau negu situacija, aš kalbu apie tikėjimo akis? Nesvarbu, daug gyvenimiškų situacijų, nesumokėjo atlyginimo, ten kažkas išsiskyrė, daug, nesvarbu, daug. Kur tu bebūtum, va dabar vyras netiki, ten dar kažkas atsitiko, nesvarbu, kas atsitiko. Situacija turi pabaigą, o toje situacijoje aš žinau, kad visa ta situacija, tas suspaudimas manyje gamina kantrybę. Ir jeigu mes toliau žinom ir esam užtikrinti, o kantrybė patirtį. O patirtis toje situacijoje. Viltį. Tai. Nes tu žinai, nes tu jau ėjai per situaciją, jau buvo suspaudimas, tu žinojai, jau buvo kantrybė, kantrybė pagamino patirtį, o patirtis viltį, kad tu iš jos išeisi ir tu jau išėjai. Ir vėl be panikos eini į kitą situaciją, žinodamas, kad atėjo dar didesnė Dievo malonė į tavo gyvenimą, nes jis nori dar didesnės kantrybės iš tavęs. O kantrybė yra kas? Dvasios vaisius. Ir Dievas nori, kad tavo vaisiai būtų galingi ir dideli, matomi šitoje žemėje. Todėl jisai iš savo malonės tau siunčia situaciją po situacijos, kad tavo vaisiai augtų. Ir jeigu mes neturim tikėjimo bažnyčiai tiesiog į šitą žodį, mes pralaimėtojai. Mes pralaimėtojai. Pasakykit, apie kokį krikščionišką gyvenimą tada toliau kalbėti. Apie kokias mokyklas, apie kokius prabudimus toliau kalbėti. Ką mes darysim su prabudimu va dabar? Kur mes prabudimą išlaikysim? Kurioj bažnyčioj? Bažnyčios, alio, jūs pasiruošę priimti? Kažkas turi patirti iš prabudimo. Tai galinga jėga. Tai daugybė sielų, kurios ką tik gimė, kurios pilnos pasaulio, kompromiso. Ir žinot, kas yra su prabudimu? Kada bažnyčia nepasiruošus
priimti prabudimo, prabudimas paima bažnyčią. Tas pasaulis, kuris ateina į bažnyčią, jeigu bažnyčia nepajėgi jos pakeisti, tai yra Dievas gyvenantis bažnyčioje, nepajėgus pakeisti tos masės žmonių, ta masė pakeičia viską. Masė pakeičia viską su savo kompromisais, kurie neišėjo, su savo nuodėmėm, visais blogais dalykais ir visa kita. Dauguma pakeičia mažumą. Bet ne taip turi būti. Tas Dievas, kuris yra mumise, jisai yra visagalis. Ir jam skaičius nėra riba. Dievo šlovė, šventumas ir teisumas, skaistumas ir tyrumas, paklusnumas, nusižeminimas ir kantrybė turi keisti viską. Visa tai, visi, kurie susidirs su jūsų gyvenimu, turi susidurti ne su jumis, o su Dievu, kuris yra jūsų gyvenime. Galit apklausą padaryti, kokio pastoriaus reikia jums. Tikinčio ar ne? Kokio norit bažnyčią? Tikinčio. Tai tada ramiai sėdėkit ir klausykit. Aš tiesiai pasakysiu, aš kartais jaučiuosi nejaukiai bažnyčiai, nes kodėl nejaukiai? Nejaukiai todėl, kad kaip čia teisingai suformuluoti? Nes kalbėti apie tikėjimą pasidarė kaip ir taip, vos negėda. Kitaip pasakysiu, būti tikinčiam bažnyčioje yra iššūkis. Tikinčiam daugiau negu visa sistema, tikinčiam daugiau negu bendra masė, gyvenančių kitaip negu dabartinė bažnyčia yra iššūkis. Kodėl jis toks yra? O bažnyčia, kokio, pavyzdžiui, pastoriaus reikia bažnyčiai? Kurį turėtume visą laiką kelti ir už jį melstis, kad jis išeitų iš nuodėmės, iš dar kažko tai. Iš finansinių machinacijų ir pasaulio reikalų, iš klestėjimo savo ir nustotų pirkti mašinas išsimokėtinai ir statyti namus. Ar tiesiog tikinčio ir mylinčio Jėzų? Haleliuja. Haleliuja. Jeigu jūs žiūrėsite į silpnesnį pavyzdį, jūs tuo ir patapsit. 100%. Jeigu jūs žiūrėsit į stipresnį pavyzdį, tai procentas koks vienas, kad tapsit stipresniais. Bet procentas yra. Ir aš ant to procento tikiu. O procentas pas Jėzų tai yra labai daug. Haleliuja. Haleliuja. Jūs žinot, koks yra sunkus darbas su bažnyčia, jūs net neįsivaizduojate bažnyčią. Jūs neįsivaizduojat. Kiekvienas gi juk asmenybė ir žino, ko nori, ir žino, kur eina. Ir jisai žino, viską žino. Ir jeigu jam nesutapo pamokslas po to, ką jis paklausė visą savaitę, nežinau. Nežinau tada, kas su tuo pastoriumi yra, kuo jisai kvėpuoja ir kuo jis gyvena, kuo jis iš viso tiki. Kūnas yra sudėtingas dalykas. Ir mes esam kūnas bažnyčia. Ir mes esam kūnas. Ir jūs neįsivaizduojat, kaip šventoji dvasia nori mus
nori mumis rūpintis. Dabar, kai aš kalbu apie tikėjimą, aš kalbu iš savo patirties. Kada aš įtikėjau, aš variau kaip reaktyvinė raketa. Virš visko. Kol nesusidurdavau su kažkokia tai situacija. Ir ta raketa nusileisdavo. Aš žinau, ką reiškia emocijos. Aš žinau, ką reiškia eiti be tikėjimo. Tu sugrįši, nori, nenori, tu turėsi sugrįžti atgal ir pasiimti tikėjimą. Tu nori, nenori, tu gali būti 30 metų bažnyčioj tikintis, matęs daugybę prabudimų, paskaitęs daug kartų Bibliją, bet reiks pradėti tikėti žodžiu. Tikėti žodžiu reiks pradėti bažnyčią. Vot, mes turime žinoti, kad suspaudimai yra būtini. Kokių problemų yra dar? Nėra jau. Viskas tvarkoj? Kai grįšit namo, jūs žinot, kad Jėzus yra pabaiga visko. Ir žinot, kad jis yra pradžia toliau. Ir kada vienas baigėsi, jūs žinot, kad Dievas iš savo begalinės meilės mus taip myli ir nori mūsų dvasinių kantrybės vaisių, todėl jisai pas jūs sekančią situaciją. Bet tu, žinodamas, tikėdamas ir turėdamas užtikrintumą jame, garsiau šauksi už visas situacijas ir aplinkybės. Ir taip greitesniu būdu pereisi į naują tikėjimo lygį. Pasakiau paprastai ir aiškiai. Bet žodžiu tikėti turim. Vat žinot, dauguma iki šios akimirkos, va taip gyvenot. O kiek metų tikintys? Mes tik cituojam ir gyvenam teoriją, bet ne praktiką. Mes turim žinoti ir būti tokie užtikrinti, kad suspaudimai būtini. Aš tai kartosiu daugybę kartų, kol jūs sakysit, kas suspaudimai? Kokie? Iš kur? Taigi čia normalu. Taigi pastoriau, tu ką? Taigi čia normalu kasdienybė. Kokia liga? Kokia ataka? Tu ką? Taigi čia mūsų kantrybės vaisiai. Taigi mes norim būti vaisingi. Mes norim nešti vaisius. Juk mes atėjom tam ir pagimdyti. Mesgi žinom, kad tai, kas prasidėjo, tuoj pasibaigs. Pastoriau, nereikia jokios maldos. Aš tikiu, aš esu užtikrintas. Suprantat, aš kalbu jūsų ateitį. Aš kalbu pats savo. Mes turim galimybę greit užmiršti. Ir jeigu tas žodis, kurį mes šiandien skaitėm, neapsigyvens mūsų širdyse ir mes nepradėsime jo gyventi, jeigu žodis, kad mes turime žinoti, kad suspaudimai yra būtini, neužsilaikys jūsų širdyse, jūs vėl mušitės į sieną ir jums skaudės. Dievo žodis mums padeda praeiti. Pasakykit, padeda. Padeda praeiti. Jis nekenkia. Jis padeda. Vot žinot, ateina situacija ir Dievas sako, tu turi žinoti, kad tai ateis. Tu turi žinoti, kad per šitą situaciją turi ateiti patirtis. Ir kantrybė. Va, ko Dievas nori iš mūsų, kad jis tikėtų, kuo jis yra mūsų gyvenime. Va todėl daug griūvančių namų, nes ant smėlio pastatyti. Daug namų, kurie griūna, daug bažnyčių, kurios griūna. Pradžia bažnyčios tai ne pabaiga. Mes daug matėm bažnyčių, kurios gerai pradeda, bet ar jos visos gerai baigė? Va kur esmė. Todėl visą laiką žiūrėkit, kaip pabaigė. Ne kaip jie pradėjo. Pradeda visi su jėga, ugnim, lozungais, šūkiais ir taip toliau. Bet kada jie užgesta ir baigėsi. Be šūkių, tyliai ramiai, po mažą dalį,
visi pradeda migruoti. Iš bažnyčios į bažnyčią. Kur geriau, kur jaukiau, kur dar muzika garsiau skamba, kur dar sako, kad viskas bus gerai. Ten pablogėjo į sekančią, kur dar biški geriau. Kol praeina ratą, jau grįžta, ojau ir čia dar normaliai. Tai ne krikščionybė bažnyčia. Aleliuja. O jūs žinot, kad Dievas jūs myli ir šiandien tai, ką aš norėjau pasakyti, pasakysiu gal rytoj po maldos. Jeigu Dievas duos. Turėjau vieną jums žinią iš Jono 11 skyriaus. Paskaitykit namuose Jono 11 skyrius nuo 1 eilutės iki 44. Apie Lozorių. Tiesiog jaučiu, kad nesugebėsit jau priimti visos šitos informacijos, kuri yra labai didelė ir galinga dar. Ir labai svarbi. Todėl jūs pasiskaitykit. Aš nežinau, kada Dievas mane paragins, gal po maldos kokios. Aš pasidalinsiu. Bet jūs pasiskaitykit. Ir ne vieną kartą. Paskaitykit, pamastykit, vėl paskaitykit, vėl pamastykit. Pagalvokit. Ir jūs pamatysit, kad Dievui nieko nėra neįmanoma. Dievui nieko nėra neįmanoma. Ir kada mes galvojam, kad Dievas delsia, jis nedelsia. Jis gamina kantrybę. Aleliuja. Myliu jūs bažnyčią. Žinokit, kad Jėzus yra pradžia ir pabaiga. Ir vidurys. Nesvarbu, kokioj tu situacijoje dabar esi. Ar pradžioje, ar viduryje, ar pabaigoje. Šlovinkį. Bažnyčia, iš viso širdies jūsų prašau, dar sykį pasislėpkit nuo Dievo. Aš prašau tai sąmoningai. Ir jeigu jūs to nesugebėsit padaryti, tiesiog pamastykit apie tai, kas jis yra jūsų gyvenime. Jeigu nuo jo neįmanoma pasislėpti, reiškia, jis yra daug realesnis, negu jūs įsivaizdavote iki šios akimirkos. Nes ten, bet kur jūs bebūsite, jūs išgirsit, aš tave matau, aš tave žinau, aš tave girdžiu, aš tave pažįstu, aš tave jaučiu. Neįmanoma nuo jo pasislėpti. Todėl, jeigu neįmanoma pasislėpti bažnyčią, išmokim gyventi su juo ir juo pasitikėti šitame gyvenime visa savo širdimi, visa savo širdimi, visa savo širdimi. Ir jeigu tu turi šiandien neišspręstą situaciją, turėk tikėjimą ir pamatysi jo šlovę. Ir pamatysi jo šlovę. Dėkok Dievui šitą situaciją, kurioje esi. Nes tu žinai, kad ta situacija gamina patirtį ir kantrybę. Gelbėja tavo sielą ir ruošia tave tavo jaunikiui. Šventą, tobulą, tyrą, švarų. Haleliuja. Išgryninta. Tai mūsų Dievas, bažnyčia. Tai mūsų Dievas. Viešpatie, aš meldžiu, kad mes taptume tais krikščionimis, kurie bus pavyzdžių. Kurie bus pavyzdžių visiems, Viešpatie. Ne tik emocijos ir žodžiais, bet savo gyvenimu, tikėjimo darbais, tikėjimo žodžiu, kurio balsas bus garsesnis už visas aplinkybės. Už visas aplinkybės. Už visas aplinkybės. Bažnyčia, aš pasakysiu, kad jūsų tikėjimo balsas bus vis garsesnis ir skarbės vis stipriau ir stipriau, kuo jūs turėsite didesnį užtikrintumą savo Dievu, kas jis yra. Haleliuja. Aš meldžiu, brangioji šventoji dvasia, paliesk mūsų širdį šiandien tikėjimo dvasia. Padėk mums gyventi Dievo žodžiu. Dieve, padėk mums gyventi žodžiu taip, kaip nuo jo priklauso visas mūsų gyvenimas.
Bažnyčia čia yra labai didelis ir galingas apreiškimas. Mes negalime gyventi be jo žodžio, nes jis yra mūsų gyvenimas, mes esame jame. Todėl gyvenk Dievo žodžiu, nes jis yra tavo gyvenimas. Negyvenk nieko kitu, nes tik iš jo ateina tikėjimas. Haleliuja. Tik per jį tu esi daugiau negu nugalėtojas šitame pasaulyje. Bažnyčia, kas yra tai, kas nugali pasaulį? Tai mūsų tikėjimas. Tai yra tikėjimas nugalintis pasaulį. Haleliuja. Visas pasaulio aplinkybės. Haleliuja. Brangioji šventoji dvasia, aš dėkoju. Viešpatie, aš meldžiu tavo tikėjimo dvasios ant kiekvieno iš mūsų. Aš tiesiog meldžiu ir prašau pas tave, Tėve, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Tiesiog paversk visą netikėjimą ir abejonės mūsų širdise tavo tikėjimu, viešpatie. Tikėjimu reikalingų gyventi šitoje žemėje, pergalingą gyvenimą. Haleliuja. Haleliuja. Viešpatie, aš dėkoju tau už viską. Brangioji šventoji dvasia, aš dėkoju tau už galingą darbą mūsų širdise ir mūsų gyvenime. Jėzau, aš dėkoju už tavo malonę, viešpatie. Už malonę, kurią mes gavome iš tavęs tiesiog per tikėjimą. Per tikėjimą. Per tikėjimą, bažnyčia. Haleliuja. Kurio nereikia pirkti. O, viešpatie, aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau, mano Dieve. Viešpatie, palaimink savo galingų tikėjimų, savo tikėjimų. Jėzau, tiesiog savo tikėjimu, viešpatie Dieve, palaimink šitą bažnyčią, išlaisink, viešpatie, tikėjimo žodį ir tikėjimo dvasiai mūsų širdis. Atverk mūsų širdis savo tikėjimui, kuris yra reikalingas gyventi mums šitoje žemėje. Ir tikėti iki galo, kad galas yra geriau negu pradžia. Haleliuja. 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 Tu, Dieve, mane matai. Tu, Dieve, mane matai. Dievas mato kiekvieno iš mūsų situaciją. Bažnyčia, aš pasakysiu, kiekvieno situacija yra skirtinga. Kiekvieno situacija yra skirtingo sudėtingumo ir sunkumo. Ir kiekvienas išbandymas ir suspaudimas pas kiekvieną esam skirtingas, nes mes einam skirtingus savo gyvenimo sezonus. Ir Dievas mums paruošia skirtingą šlovę. Todėl ir išbandymai ir sunkumai yra skirtingi. Haleliuja. Ir jeigu Dievas atsiuntė į tavo gyvenimą tokią situaciją, reiškia, tu gali per ją praeiti. Pasakyk, aš galiu per ją praeiti. Jėzaus Kristaus vardu. Haleliuja. Tu gali per ją praeiti. Bažnyčia, tu gali per ją praeiti. Nes Dievas su tavimi. Nes jis yra pradžia ir pabaiga tavo situacijos. Nes tu turi užtikrintumą ir žinojimą, kad tai yra iš jo. Ir jis tame dalyvauja. Haleliuja. Bažnyčia, atiduokit jam šlovę. Atiduokit šlovę mūsų viešpačiui, mūsų Dievui. Jėzui Kristui, karalių karalių. Aš dėkoju tau, brangioji šventoji dvasia. Haleliuja. Ačiū tau, viešpatie. Aš dėkoju visiems, kurie šiandien buvote, kad jūs skyrėte savo laiką, kad jūs nepasididžiavote, kad jūs susirinkote. Haleliuja. Kad jūs atėjote pašlovinti, pagarbinti, padėkoti. Haleliuja. O, Jėzau, aš dėkoju tau, dėkoju tau.